Labas visiems, penktadienis, su jumis Alanas Zeranovas, Ignas Bakėjus, tai yra Birutės efektas. Šiandien mes turime jums šiek tiek ramesnę, lėtesnę treniruotę. Jinai bus jėgos treniruotė, daugiau bus statikos, daugiau izometrinių pratimų. Bet apie viską iš eilės. Tu jau beveik pasiekei Birutės efektą. Apšilimui mes darysime 3 pratimus. Pirmasis pratimas tai yra 3 atsispaudimai, kuriuos jūs galite daryti sunkiai ir kuriuos jūs galite daryti šiek tiek lengviau, nuo kelių. Antrasis pratimas tai yra 6 pritūpimai. Jūs sėdat žemyn, galit sunkiai, norit šiek tiek lengviau, darot šiek tiek lengviau. Ir paskui jūs 20 sekundžių bėgate vietoje. 20 sekundžių bėgate vietoje ir kartojate paskui lygiai tą patį ir taip darote 4 minutės. Pramankštos antroji dalis, apšildyti sąnarius ir dinaminis tempimas. Kiekvieną pratimą jūs kartosite po 12 kartų. Mes pradedam nuo čiurnų, sukam vieną čiurną, kitą čiurną, sukam keliai, kurie yra pastatyti plačiai į vieną, į kitą pusę. Tada mes judinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada rankų mostai, liemuo išsisuka per liemenį, sukatės, mosikuojat rankom į vieną pusę, į kitą pusę, tiesiom rankom. Tada pirštų galai pasiekiami, bet žvilgsnis žiūrit į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Iškvėpėt į vieną pusę, iškvėpėt į kitą pusę. Prasibėgat vietoj, kojos bėga vietoj, viena ranka tiesiai. Per peties sąnarį sukat vieną ranką į vieną pusę, į kitą pusę ir paskui pakeičiat rankas. Po 12 kartų. Tada sukate rankas į priekį, sukate rankas abidvi atgal. Kojos plačiai. Paliečiat klubus, paliečiat žemę, paliečiat klubų žemę ir į viršų. Visą tai jūs darote kvėpuodami. Sukate mažą ratelį, viršutinę kūno dalį išsukat, taip. Jau jūsų klubai nebetiek juda. Ir leidžiate žemyn į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Jūs pripumpuojat kraujo į liemenį, taip. Dabar labai platų, gražų ratą prasisukdami ir nugarą prasitempėt, ir kojas prasitempėt į vieną pusę, tada keliaujat į kitą pusę, po 6 pakartojimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerai, apšildomi riešai, tada pečiai į priekį, pečiai atgal, prasisukam vieną kitą ir pabaigai dar prasisukat kaklą į vieną pusę. Į kitą pusę užlaikot šiek tiek, palaikot, galite į vieną pusę į viršų, į kitą pusę į viršų, į vieną pusę palaikot, į kitą pusę palaikot. Labai gerai. Ir į viršų, ir žemyn. Jūsų sąnariai apšildyti. Mes nusprendėm paskutinę treniruotę jūsų nekankinti. Jums sugalvojam labai paprastą treniruotę, kuri susideda tik iš 4 pratimų. Viena para truks tik 8 minutės, nestabdant laiko. Pirmasis pratimas. Pritūpimo, atsisėdimas ir laikymas prie sienos. Tai 90 laipsnių, labai gražiai, kojos šiek tiek plačiau, rankos žemai. Stovi tiesiai, žiūri tiesiai. Jeigu nori šiek tiek lengviau, jums tiesiog tai reikia atsistoti, šiek tiek prakratyti kojas ir sėsti vėl atgal ir taip jūs darote 30 sekundžių. Tada po 30 sekundžių jūs leidžiate žemyn į atsispaudimo pozą ir jūsų rankos užfiksuotos gražiai laiko visą jūsų kūną, kojos tiesios ant pirštų galų. Jeigu jums yra per sunku, jūs lygiai tą patį darote nuo kelių. Jeigu jums per sunku yra per žemai, šiek tiek aukščiau pasikeliate. Po 30 sekundžių jūs grįžtate vėl daryti pritūpimų. Po 30 sekundžių pritūpimo jūs grįžtate vėl atgal daryti 30 sekundžių atsispaudimo laikymo. Ir taip jūs darote 8 minutės be sustojimo. Tarp pratimų mes siūlome atsipūsti bent 1 minutę. Pailsėję, keliaujame prie kitos poros. Jūs atsistojat į įtūpstą ir vėlgi jūs darote tą patį laikymą. Jūsų rankos gali būti aukštyn iškeltos, tai yra žymiai sunkiau. Jos gali būti nuleistos ir laikote ant klubų, tai yra lengviau. Gerai? Bet svarbu yra kelio išlaikymas 90 laipsnių. Jeigu yra per sunku, jūs visada galite pasikelti šiek tiek aukščiau arba duoti savo poilsio ir grįžti atgal. Jūs padarę 30 sekundžių įtūpstą vienai kojai, keliaujate į mešką ir darote meškos laikymą. Vėlgi, jūs norite suformuoti čia gražų kvadratą ir laikote tokioj pozicijoje. Jeigu norisi šiek tiek lengviau, kilstamėt kojas į viršų ir jums bus lengviau. Padarę šitą pratimą, mes keičiam koją
ir darome įtupstą kitoj pusėje. Padarę įtupstą 30 sekundžių kitoj pusėje, mes keliaujam žemyn, vėl į mešką. Ir tai be sustojimo jūs darote 8 minutės ir jūsų treniruotė baigta. Laikas atsikvėpimui. O atsikvėpimui mes darysim 5 pratimus, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Tai pirmasis pratimas jūsų yra vaiko poza. Jūs atsisėdat, žemyn, ištempėt pečius, pirštai žiūri į patį priekį, nugarą tiesi, dar galima šiek tiek žemiau nusileisti, atsisėsti ant kulnų ir tokiu būdu įsitempia viskas. Ir kojos, ir pėdas tempėt, ir pečių juosta, rankos. Gerai? Antrasis jūsų pratimas yra kobra. Jūs leidžiatės žemyn, išsirečiat ir keliaujate į kobrą. Jūsų tikslas yra, kad klubai jūsų keliautų žemyn, spausti klubus prie žemės, rankos tiesios, graži pozicija, išsilenkusi nugara, kojos ant žemės, pirštų galai užlenkti guli šitokioje pozicijoje. Gerai, tai trečiasis pratimas yra šuns poza. Jūsų kulnai padėti ant žemės, kojos tiesios, sėdmenys rodo į viršų, pečius spaudžiat į vidų, rankų pagalba, jeigu pavyksta, atsistumėt nuo žemės, kad dar labiau pakiltų jūsų klubai į viršų. Kojos išsitęsia ir jaučiasi tempimas visose šitose srityse. Paskutinis pratimas, kurį jūs padarysite, tai yra įkvėpimai, iškvėpimai. Jūs įkvėpėt, iš gilaus pritūpimo ir iškvėpėt. Vėl įkvėpėt ir iškvėpėt. Tokį pakartojat, kiek kartų jums norisi. Mūsų rekomendacija yra 1-3 kartų. Yra toksai posakis, atsikeli ir darai. Tai tu atsikėlėjai, padarei 4 savaitės sporto programą su mumis. Kaip tu jautiesi? Tu žengiai kitą žingsnį link savo gyvenimo pokyčio. Su tuo aš tave ir sveikinu.